veikiantys nelegalioje rinkoje, socialiniai kanapių klubai yra pasiryžę eiti į dialogą su valdžios organais tam, kad teiktų savo darbą pakankamai įslaugos leidžiamos kanapių reguliavimo struktūros veiksmui. Vietos valdžia turėtų būti susidomėjusi tokio reguliavimo, kuris leistų kontroliuoti socialinius kanapių klubus tam, kad užtikrintų skaidrią ir saugią darbo eigą. Taip yra sukuriama alternatyva legaliai rinkai, bei vykdoma kanapių pasiekiamumo nepilnamečiams prevencija, padedama sumažinti viešąsias išlaidas ir generuoti papildomas mokestinės valstybės pajamas. Socialiniai kanapių klubai yra suinteresuoti tokių reguliavimų, nes tai yra skaidri sistema. Sveiki gyvi iš savo varpinės, iš kanapių legalizavimo renginio. Taigi pasigavau Bobą Marley. Bobas Marley, ane? Taip, Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley pasirodo kalba lietuviškai ir rašo, kad išsaugokime miškus, auginkime kanapes. O čia nėra taip, kad nužudyk bebrą, išsaugok mišką? Ne. Nes kanapių materialas yra žymiai kokybiškesnis už medienos, jeigu gaminam mes popierių, daugiau celiuliozės iš 1 hektaro, žymiai daugiau materialo iš kanapių, nei iš medienos ir apskritai mes turim saugot miškus, nes jie yra dabar labai drastiškai kertami. Aš pravažiuoju Labanoro girias, visur yra krūvos, rastų ir daugybė miškovežių. Mes turim tai stabdyti ir turim savo visas neapdirbtas pievas, prasme, mes turim užsėti kanapėm ir iš to kultivuoti ir gaminti produkciją, biokūrą, statybinės medžiagas, popierių ir viską, ką galim ir ką žinom, ką pasaulyje galima iš to gaminti. Mes turim tai išnaudoti. O, sakykime, kaip čia sako priešininkai, Lietuva jau prasigėrus, dabar prasirūkys? Tai pats laikas tą prasigėrimą išgydyti, pavyzdžiui, tuo pačiu kanapių aliejum, kanapių produkcija, sėklom, kurios yra labai maistingos. Čia reikia tuo išgydyti visuomenę, ta prasme. Čia yra, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kai aš sužinojau apie kanapį, kai aš pradėjau, paragavau jos, parūkiau ar pavalgiau sėklų ar ten kita produkcija, aš supratau, kad alkoholis yra destrukcinė, iš tikrųjų priemonė, kaip ir visi kiti ten cheminiai, sakykime, svaigalai ir panašiai. Reikia atskirti gerą nuo blogo, ta prasme, grūdą nuo pelų, iš tikrųjų. Tai kolega, mes matom žmonės su argumentais, kad kanapės ir visi kiti narkotikai tai yra lygiai viena ir tas pats. Ar kanapės ir heroinas skiriasi? Visiškai. Ir tas yra augalinės kilmės, bet, ta prasme, pažiūrėkime apie žalą žmogui ir visuomeniai, ta prasme. Tai jeigu netgi kalbama, kad alkoholio yra panašiai žala tiek žmogui, tiek visuomeniai, kaip ir heroino, tai kanapės yra visiškai lentelės apačioje, nes tenais labai minimali žala organizmui, praktiškai nedarai žalos visuomeniai. Ir kitas dalykas, ta prasme, kanapė kaip tik šiek tiek duoda laisvės mąstymui, ta prasme, sąmoningesni žmonės pasidaro, jie turi kažkokį polėkį, biškelį su gamta, galbūt kažkaip kitaip santykiai tokį atranda. Bent jau mano atveju, aš nežinau, ir kiek aš pažįstu žmonių, tai tikrai toks yra skirtumas tarp pavyzdžiui, geriančio arba vartojančio kažkokius cheminius narkotikus, sakykime, ir kanapės. Tai visiškai kitas dalykas, iš tikrųjų. Bet to mūsų kultūroje yra labai senai šaltiniai, kad yra naudojama kanapės, kanapinio ir lašininio kova kasmetinė. Ta prasme, viskas yra susiję, viskas negali būti taip, kad vien tik tai blogis iš tos pusės, ką mums bando pasakyti, pavyzdžiui, valdžia, ten kažkokie tai oficialūs daktarai ir panašiai. Tai, reikia šiek tiek pasižiūrėti į tą patį pasaulį, į pasaulio praktiką, kaip yra Amerikos valstijose, kai kuriuose, kur legalizuota, kaip yra Olandija, kaip yra Portugalija, kaip yra Izraelija dabar jau, Vokietija dabar medicinės legalizuoja, nes yra aiškus efektas, pavyzdžiui, nuo onkologinių ligų gydant kanapių aliejais ir panašiai. Tai čia reikia tai atsižvelgti, nes tai yra rimti faktai. O kokios, pats manai, perspektyvos legalizavimo, bent jau medicininiam, tarkim, tikslam?
Perspektyvos yra ganėtinai, tokios neaiškas iš tikrųjų, nes aiškiai Lietuvoje valdžia yra lobinama, sakykime taip, alkoholio farmacijos ir tabako pramonės, nes tai yra didžiausia, ta prasme, kaip aš galvoju, paskata laikyti viską tokiam nelegaliam stovį ir iš to daryti kriminalą, baubą, kažkokį tai demonizuoti žmonės, kurie ten pasisako už kanapės, kad jie kažkokie neaiškus, keisti, įtartini, bet tai buvo ir yra mūsų kultūra, tai yra gamta, gamtos dalis, kurią reikia suprasti ir panaudoti kuo produktyviau, naudingiau, aš taip galvoju. Ačiū kolega, o aš dabar bėgu link kitos pusės, pažiūrėsim, ką jie pasakys. Ačiū Jums. Kokios televizijos? Internetinė laidelė savo varginę. Galiu prieš šitą žmonės pakalbėti. Daviau pasižiūrėti, net neatsivertėjai. Dėl ko susipykat, gal galite pakomentuoti? Žodžiu, aš daviau savo lankstinuką, kur yra parašyta visa informacija, ką kanapė daro ir ko nedaro. Moteris stovi su kulkomis ir kanapėm, tie lankstinukai net neatsivertė. Jūs dar Tai va, aš tiesiog papasakau, kad jinai tiesiog pasižiūrėtų per saulę. Aš tiesiog papasakau, kad negresyvumas. Aš pradėjau apie toleranciją, bet yra kiekvieno žmogaus nuomonės gerbimas. Mes gerbėm jūsų nuomonę. Mes gerbėm jūsų nuomonę. Bet jūs nesigilinat, kame yra esmė. Ko jūs bijote mūsų? Neveikite ten. Mes nesam priešiškai nusiteikę. Mes nesam priešiškai nusiteikę. Negalit asmeniškai. Nes jūs, aš Taigi iš savo varpinės ir šį kartą šalia aptiktas Seimo narys. Sutiktas, neaptiktas. Netyčia. Taigi, ką pasakysit? Už ar prieš kanapių legalizavimą? Aš ieškau aukso vidurio. Todėl, kad kanapės, sėklos kanapių yra puikiai alternatyva mėsos vartojimui. Vat jeigu tu nori būti vegetaru ir nenori valgyti mėsos, tai kanapių sėklos yra puikiausia mėsa. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kanapės nėra vienodos visur. Yra kanapės, kurios iš tiesų abejotinos ir su kuriuom reikia jau tartis su mokslininkais. Yra kanapės, kurias dabar gali auginti, jeigu jie to nori. Tai aš čia nematau jokios problemos, tiesiog reikia atskirti tą rizikingą kanapę nuo tos kanapės, kurią galime vartoti maistui ir viskas bus aišku, bet čia aš matau, kad dažniausiai šnekam apie tas kanapes, kurias matai galima rūkyti vietoj nikotino, dar kažką, ir šiek tiek ten galima ir pasigilinti. Manau, kad čia reikėtų įvesti ir po to, kai bus aišku, tada bus aišku. Dabar kol kas daug neaiškumo, sujaukta informacija ir mes niekaip negalime skirti, kur ta tikra, naudinga, sveika kanapė ir kur ta rizikinga kanapė. Bet šalininkai teigia, kad kanapės, o tos būtent narkotinės, gali būti naudojamos kaip vaistas, tarkim, onkologinių ligų gydymui, Alzheimerio ligos gydymui. Ar čia yra racijos jūsų manymų? Kiek man teko to klausimu domėtis ir pavartyti, reiškia, pasaulinę spaudą, informaciją. Iš tikrųjų, aš radau labai daug žinių apie tai, kad yra įrodymų, kad kanapė kaip vaistinis augalas iš tiesų yra naudojama ir yra daug sėkmingų atvejų
netgi įveikiant vėžį. Apie tai teko skaityti. Lietuvoje kažkodėl tai apie tai mes moksliškai nešnekam iki šiol. Manau, kad be reikalo reikėtų panagrinėti ir atsakyti rimtiem atsakingiam mokslininkai tą klausimą, ar čia yra mistika, ar čia yra, sakysim, blefas, ar tai yra realu. Nes kai vartai, reiškia, įeikite į Google ir pamatysite, kad daugybė tikrai rimtų mokslininkų patvirtina, kad vėžį įveikia vartojant kanapę. Bet aš dabar negaliu tvirtinti nei plius, nei minus, dėl to, kad Lietuvoje apie tai nieko rimto negirdėjau kalbančio ir nėra patikimos informacijos lietuviškos. Tai ar tai yra įtakoje tų, sakysime, vaistų gamintojų, kurie gydo vėžį su tais vadinamais patvirtintais vaistais, ar tai dar kažkas čia veikia, čia klausimas yra atviras. Bet aš už tai, kad būtų atsakyta į tos klausimus ir kad tai būtų, kad mūsų autoritetingos įstaigos pasidomėtų ir pateiktų logišką atsakymą į tą klausimą. Tai yra, jūs nesilaiko tokios pozicijos, kad apskritai kažkokie tai bandymai arba tyrimai kanapių yra neįmanomi. Ta prasme, medicininiam tikslam mes turim šitą dalyką kažkaip tai spręsti, nagrinėti. Ar taip aš supratau? Aš manau, kad iš tikrųjų verta nagrinėti, verta spręsti. Niekuomet nieko nereikia atmesti, nes pasaulis pilnas istorijų, kada pradžioje atmetė, praėjo kiek metų, oi, kokie mes buvom kvailiai, va dabar vėl važiuojame pasaulį mokytis, tą, ką buvo galima prieš kurį laiką gauti visiškai, sakysim, pusvelčiui, dabar mokam brangiai ir aš turiu ne vieną tokį pavyzdį. O antra vertus, mes žinome, kad vos ne pusę mokslo įrodymų po 10 metų įrodymų priešingai. Bet iš tų pozicijų žiūrint, aš manau, kad čia nereikia spekuliuoti, bet atsiranda, reiškia, politikų, kurie čia maždaug, aš su jumis. Ir aš irgi toj daly, kur šnekam apie maistinę kanapę, apie kanapių sėklas, kurios puikios maistui, aš su jumis. Ten, kur yra abejotina, aš su tais žmonėmis, kurie abejoja ir kurie ieško atsakymo. Aš kviečiu iš tikrųjų tos mokslo žmonės, kurie nuoširdžiai nori padėti savo tautiečiam, kad jie pasidomėtų ir rastų atsakymą į tos klausimus. Ačiū labai. Ačiū Jums.